Sveiki vėl. 2025 gegužės 30 dienos Nasdaq'o įmini mikrokontraktai. Žodžiu, prisiminkim vakarykštę dieną. Vakarykštę dieną aš sakiau, kad mes turim kainą uždaryti čia, žemiau šito candlestick'o close price'o. Mes vis dėlto nuėjom žemiau į šitą range'ą per visą mėnesinį tą candlą. Nusižymėsim toj kvadrantus, tos 30%, 40%, kai sakiau, nes vis dėlto 40%, bet sabėjau iki 30% treidą, tik tą šortą ėmiau. Ok. Pirmą parodysiu, o tada jau kažką darysim. Na, aišku, ne tą pusę, na. Žodžiu. Tai va. Tai va, žodžiu, mes vakar nukeliavom į tą 30% mėnesinį range'ą, kaip ir buvo planuota. Kažkur toj vietoj gal buvom, kai vakarykštį video kėlė vakarykštį apžvalgą. Žodžiu, mes manipuliavom čia šitą high, iškirtom, surinkom, teisingiau pamanipuliavom gal, taip pavadinti, pamanipuliavom ir tiesiai taikinį apačią varėm, čia likvidumą šitas surinkti. Mano main objective buvo tiesiog trading iki šito low ir čia vakar buvom equal lows padarę ant 15 minučių, tai šitas equal lows mano main objective buvo, kad mes jį surinksim. Aš pozicijas vakar dėjau, kaip tik va čia įtradinau shortą iki šito low. Šitas low buvo žemiausias low, tai aš iki čia įrėmiau. Pakėlėm apie štukę, po 900. Nežinau, aš pinigų neskaičiuoju viską procentais. Žodžiu, per porą savaičių pakeltas accountas 20% su dabartinė rizika, dabartinė risk managementą. Iš risk managemento pusės, manau, nieko tikrai nereikia keisti, visiškai puikiai tobulėjam, puikiai man gaunas, viskas puikiai išeina. Tai žodžiu, tiesiog dadursi, ką norėjau vakar pasakyti. Tai žodžiu, šitą visą technologiją, taip pavadinkim, kurią aš apskaičiau, kad kaina turi leistis iki 30, 35, 40%, čia realiai šitas procentas, kas įsirašė, galime įsirašyti 25, 30, 35, kiam, kartais nesileidžia, šiaip dažniausiai 4 valandų candlestick'o ir valandos candlestick'o nesileidžia apie 40%, ir kad 40% aš pradedu iškoti kažkokią taip idėją reikia čia, nuo kurio mes galėtume reboundinti. Mes kaip ir matom, šito lygį reboundinam nuo vyko. Tai čia būtų 4 valandų vienas ar dar blokas iš šitų susidėtų su kokiu mažu bodžiu. Tai gal jis net ir low probability būtų, nes čia neiškirta šito high. Tipo rezime pilną extentą iškirta, bet čia turim daily ar dar bloką vis dar. Tai žodžiu, šitas modelis vadinas TGYF. Thank God it's Friday. Aš kaip ir minėjau, aš labai mėgstu šitą referencą naudoti, aš naudojusiu, nes čia geriausias yra modelis, ką aš galiu parodyti, kaip kainą apskaičiuoti. Tai open, low, high, close. Tai visas va šitas vakar judesys ir buvo. Tai realiai nuo pirmadienio paėmam visą judesį. Aš įsijungsiu Nasdaq'ą. Bus gal geriausia. Oi, išėjęs. Čia bond marketas. Šitą palikim ramybę, gal nes man dar prireiks. Turi įsiekti bond marketą. Nasdaq'o kontraktas. Išjungim šitas linijas, nes žiūrė egzina manęs, žodžiu, trading jų padarė kažkokį atnaujinimą ir meta elektroninį trading hours sesiją šitas regular pasijungi, kas yra niekam tikęs reikalas, nežinau, kas regular trading. Tai bond market trading. Tai yra smart money, visokie hedge fondai, bankai, taip toliau,
jūsų Swedbanko indėlį čia plaukia va šitas nesąmonės. Nu, žodžiu, nesvarbu. Na, tai šitą. Pasikeiskime spalvas, kad taip akių nedegintų. ICT1, jo, ICT1. Oi, plėtėjau tas pats. Oi. Kuo daugiau to atnaujinimo šitai programėlį, tuo žiūresnis gaidys yra, tai galiu pasakyti. Gerai, pasijunkiam valandinį. Dabar atsižymėsime, aišku, sekmadienio opening kainą. Čia tas mūsų sekmadieniukas. Sunday. 6 valandą. Šiaip sekmadienį visada raudonai žymi, kad žiūrint į čartus mano dėmesį atkreiptų tą raudoną spalvą, nes raudoną spalva yra psichologiškai pati labiausiai akį reižinti, apsirenkit raudonai ir jums visi pastebės. Tai va, dabar aš jums papasakosiu, kaip atrodo šitas candlestickas. Taip, atsidarė kaina, open. Na, žiūrėjau, čia kažkokį dešimtgaliuką į apačią mažiuką turėjo. Galim daily chartą, weekly chartą įsijunkim. Weekly chartas kažkokia retracement neturėjo vos, dešimtgalis išlinda ir viskas. Pagal weekly range mes belia kiek nusileidom. Ir atsiminkit, mes už šitą dar bloką rejectinam. Nes mes neuždarėm body jų teritorijai. Vien būtume lygi body uždarę, aš dar būčiau pasvarstęs pagalvojęs, bet kadangi mes visiškai jį rejectinam, aš manau, kad mūsų kelialapis nusimato tiesiai čia, bet dabar ne apie tai. Dabar, kaip aš apskaičiau tą weekly range, aš nenoriu čia pūstis ar dar kažką, tiesiog čia algoritminė kaina. Tai va, užsidarėm žemiau 0,5 weekly range, bet pagal monthly range žiūrint, tai tada gal aš tiesiog monthly atidarysiu chartą ir monthly nužymėsiu, bus biški paprasčiau ir lengviau aiškinti. Nu, paprastesnis candlestickas biški mėnesinis. Va. Čia dabar matot jūs visą šitą mėnesinį candlesticką. Open, low, high, close. Tai realiai čia būtų šito viršus. Pasitiksinkim dar kartą, kad aš neklyščiau, neklaidinčiau žmonių. Va čia jis buvo kažkur. Kartais aiškiai labai matosi iš karto, kartais nesimato, tai zoriukas. Tai va, čia paklausinam kainą, kaip ir mato, čia ir paklausinam. Tai tada mūsų bodys dabar bus candlesticko nuo čia iki čia. Ir čia mūsų vykas į viršų. Iki čia. Ir čia vykas iki čia. Na, čia mūsų mėnesinis candlestickas. Aišku, jisai gal turėtų būti žalias, taip padaryti. Tai va, bullish candlestickas. Tai mums būtų buvę geriausia pagauti manipuliaciją nuo šito new day, ne, čia month opening gapas iš viso. Tai va, kaina grįžo čia, jis sureagavo, bet jo neužpildė, o nuo jo rejectino į kainą viršų, nes kaina ir taip buvo bullish po šito market structure breako, kurį padarė šitas candlestickas. Ir aišku, grįžo šitas candlestickas į šitą pervelo gapą, nediduką. Na, čia yra nedidukas pervelo gapas šitam veidui. Į šitą pervelo gapą sureagavo ir kai tik sureaguoja kaina į tokius gerai, mes galim būti tikri, kad kaina nori kažkur šauti tolyn aukštyn, nes bodys neuždarėm, kaina labai reaguoja. Tai šitą iškirtam prominent high, šitą iškirtus jau market structure breakas konkretus iki equal highs gaunas.
Bet kad mes į equal highs einam čia į šitą likvidumo levelį, nereiškia, kad mes negalim grįžti ir šiek tiek žemiau dar retracement. BSLQ yra buy side liquidity. Apačioj būtų sell side liquidity. Gal template neturi. Jo, turi. Okay. Tai va, čia yra buy side liquidity ir čia yra didžiulis magnetas kaina eiti, kilti viršumis. Čia yra equal highs. Kažkas yra algoritme tokio, kad jeigu jos identiškai tokios pat, algoritmas yra linkęs grįžti. Pasižiūrėkit, tarkim, šitie, candlestick. Čia yra daily highs. 1, 2. Akumuliavo kainą, grįžo čia, iškirto, nebėra. Kur dar turim equal low? Čia equal low, aišku, po kokį pusę metų grįžo, bet nesmė. Esmė tame, kad grįžta tos tokios low ir high iškirs. Čia turėjom equal high šitos, iškirtam į apačią, rejectinam nuo weekly order bloko. Tai va, žodžiu, su šito candlestick reference noriu pasakyti, kad mums būtų buvę geriausia va čia šitą visą judesį į mėnesį gauti, tai realiai mėnesį pradžioje pirki, jeigu tavo sentimentas su šito sutinka, o mėnesio gale paskutinę mėnesį dieną parduodi. Tai jeigu esat position traderiai, tą patys atsitiko NCEP, jums ko puikiausiai tinka 1557 taškų, man čia, kaip nori seniau, man čia belegaus kosmosas yra. Tiek taškų surinkus su paprasto mini kontrakto, čia, dieve mano, čia skiam štukė. Bet aišku, pinigais neskaičiuokim, gal skaičiuokim akaunto dydžių, su standartinė pozicija, ką aš dabar dedu. Galėtumėt pakelti, man atrodo, 8-9% savo akauntą. Tai čia nėra gamblinimas, čia tiesiog yra rizikos valdymas toks. Jeigu 50 000 akauntą turi, tai 50 000 akantam position trade tu galėsi daugiau riskinti. Nes čia position tradas yra automatiškai daugiau riskinti. Gali riskinti 10% akauntą, tai čia kas būtų 2500? Ne. 500. 500 būtų per mažas viskas. Ne, 5 štukės 10%, sorry man. Tai 5 štukės paviskink, tam, kad galėtum gauti tokį setupą, iš kurio galėtum uždirbti, pradėkim čia. Čia yra 1/10, 5 riskinį 50 uždirbi, 100% akauntą. Na, aš nežinau, žinokit, kur jūs gali geresnį investicinę grąžą rasti. Bet aš tokius skaičius iš pradžių, kai pamačiau, aš buvau labai abejingas, labai norėjau nesutikti su tuo, labai norėjau netikėti, bet to, kol aš neįkišau galvos į smėlį ir nepabandžiau. Yra esmė didžiausia tame, kad visi gambleriai, tie, kurie ateina į marketus, kurie galvoja, kad čia taip pinigus uždirbi, jie jum visą vaizdą apie šitą profesiją sugadina. Šitą profesiją reikalauja labai didelio pasiaukojimo, žiauriai didelio atidumo detalėm, žiauriai didelis disciplinos. Tai tiesiog tu turi save kaip žmogus visiškai pakeisti. Aš iki tol buvau gambleris. Aš rūkiau žolę, turėjau beveik kiek daug žalingų įpročių. Aišku, viskas su laiku besimokant per tuos 3 metus man išsisprendė. Visiškai dingo ir žaliai, viskas dingo. Aišku, visas tas treidinimas, tas visas progresas buvo on-off, kol galiausiai prieš pusę metų aš pagalvoju, kiek aš taip galiu, aš 2 metus iš tuščio į kiaurą pilstau. Aišku, kad ir tos konceptus mokiaus, kad ir po biškį aš ten dasidėjau, pasiklėjau ir man vis geriau sekės. Bet tas progresas nebuvo toks, kuriuo aš džiaugčiaus, toks, kurį prieš akis matyčiau. Ir aš tada nusprendžiu tiesiog gerus įgūdžius pradėti lavinti. Tai geri įgūdžiai, dabar tarkim mane, aš uždedu poziciją,
Ir vienas iš tų gerų įgūdžių yra uždengti kompą ir palikti kompą ramybėje. Ateit kitą dieną tiesiog pasižiūrėti, kas iš tavo treidą gaus. Nepulti FOMO. Čia yra didžiausias, nes paskutiniam video matėt, kaip aš uždėjau poziciją, suabejojau, tada pardaviau, tada vėl pardaviau, bet ten su laiko atsiranda toks, mato, tas dalykas yra labai dviejopas, nes su laiko atsiranda tavo intuicija markete. Kai tu tiek laiko esi praleidęs prie čartų, matant visą šitas candlestickus, kaip jie formuojas, kur eina, ką kaina yra linkus daryti pagal sezoną ir visą kitą, jūs pradedat intuiciją ant to turėti, nes jūs jau pažįstat. Čia tas pats, kas žmogus. Pačiai pradžiai susitinkat belę kokį žmogų, jūs jo nepasitikėsit. Jūs jo visiškai nepažįstat, bet su laiku ties to žmogum atsiranda šiokia tokia intuicija. Jūs žinot, kad jeigu jam pasakysit kažkokią tai blogą naujieną, kad jis nusimins, nulius, taip toliau, čia irgi tas pats. Tipo, mažas žmogus, aš lygint čartą su žmogum, bet šitas dalykas irgi savo charakterį turi tam tikrą. Visas šitas čartas, kaip veikia šitie interbankiniai algoritmai, jie yra valdomi dirbtinio intelekto. Nes jūs dirbtinio intelekto, bet tas algoritmas yra, kaip ir visi algoritmai, turi XY ašį. Tai XY ašis realiai yra kaina ir laikas. Kodėl laikas? Aš jums galiu parodyti kiekvieną dieną. Biškai nukreipsim čia nuo temas, pėsdu padarysim tą video šiek tiek ilgesnį, nes aš noriu pačirkšt biškai, pakalbėti ir parodyti, paaiškinti, kad jūs suprastumėt, kad tas dalykas yra tikras ir apčiuopiamas. Dabar žiūrėkit. Kiekvieną dieną, pizdu, atsižymėkim tas kiekvienas dieną, gal yra daily divideris kas nors. Gal šitas. Seniukai tau šitas daily divideris man netinka. Man reikia 12 valandos nakties. Bet tai gali tik gal čia matyti. Kaip norėčiau, man žiūrėčiau. Netinka man tas, nerodo net tai, ką aš noriu jums parodyti. Gal aš tada pats įsižymėsiu, nes žymi ne 6 valandą, kai candlestickas atsidaro, žymi pavyzdžiui tik 12 nakties. Iš pradžių irgi galvoju, kad 6 valandą, tas kitas dienas candlestickas atsidaro, tai turėčiau žymėti visai kitaip, bet iš tikrųjų pasirodo, kad nėra taip. Okay. Tai va, žodžiu, dabar aš jums parodysiu tą Power of 3. Ant daily, čia tiesiog fantastika yra, aš nežinau, aš būčiau labai norėjęs turėti tokį mokytoją, kaip aš dabar jum, kad rodau, kuris man tokius dalykus išaiškintų. Bet gaila neturėjau. Turėjau krūvą žmonių tokius, kurie yra nusiteikę prieš šitos dalykus, bandė mane atkalbėti, laikė mane kvailu. Apie tikėjimą manim visiškai jokios kalbos net negalėjo būti. Aišku, aš tiem žmonėm atleidau, aš suprantu, nes dauguma žmonių esat tradicinio mąstymo. Mokykloje mus mokė, programavo, kad mums reikia už pinigus sunkiai dirbti, gerai baig mokyklą gerais pažymiais, stok studijuoti, pasimant studijų paskolai, negalėjai nemokamą vietą įstoti ir tada atidavinėk paskolas, statykis namą į paskolą, aišku, ant namą, taip toliau, tu visada esi tam užburtam rate, o infliacija kyla, maisto kainos kyla, o algos stovi. Tai va, žodžiu. Turėdami visus šitus open, dabar aš jums atžymėsiu kiekvieną dieną 8:30, tai pažymėkim, 8:30 market open. Jūs pamatysit,
Kaip veikia tas algoritmas? Nu, nu gerai, 9:30, nes 9:30 didžiausias volatility prasideda. Oi, svariukas. Jum neįgudusiam akim, kas žiūrit, gali atrodyti, nu, kad viskas tas pats. Ar 9:30, ar 8:30, ar dar kokią nors valandą, viskas visiškai tas pats. Nes iš tikrųjų nėra tas pats. Kuo daugiau laiko praleisit prieš aktą, tuo labiau suprasit, kada didžiausi influksai būna orderių, kada jie vyksta. Tai ok, pažiūrėkim pirmą pavyzdį. Čia 9:30. O, čia ta diena, kai žydišką apipiskę darė. Nu, žydišką apipiskę. Pavadinkim geriau lietuviškai, čigonišką apipiskę. Žodžiu, šitas geras buvo, aš taip laiku čia nuėmiau poziciją, man atrodo šitą įtreidinau. Ant kito akauntą treidinau, bet ant pačio galiu, kad čia nuėmiau, kai visas apgavo ir tiesiog šortą išėjo padaryti. Žodžiu, pagal viską, čia buvo likvidumo levelis, ant kurio turėjo kainą manipuliuoti, tada padaryti setupą į apačią, external range to internal, taip kaina juda. Nuėma išorinį likvidumą ir tada eina vidinį likvidumą paimti, visada taip yra. Tai aš tokiais konceptais mokau. Tai čia padarė low resistance liquidity run. Low resistance liquidity run, palaukit, TGR liquidity. Alio. Žodžiu, matot, kaip aš šitą highs yra čia pažymėti, taip. Tai žodžiu, aš tikrai ranką nežymėsiu, nes čia belekiek reikia žymėti. Va, kaina atsidarė 9:30, manipuliacija. Čia visus va šitus iškirto ir tada į viršų. Bet aš prieš tai mačiau, kaip kaina iškirta šitą low. Ir man iškirtus šitą low, aš tada ieškojau long setupo, va čia. Nes man kaina buvo bullish. Nes ant 4 valandų tas bodžio čia taip ir neuždarėm. Tiesiog matęs vykas toks ir čia tada ant makro atsidarė, ant 10 valandos atsidarė 4 valandų candlestickas, mes čia su bodžiu buvom neuždarę, ok, galvoju, gerai, rejectinam kainą. Jeigu rejectinam šitą low, reiškia, aš čia setupą ieškos, aš čia setupą kažkur ir ieškoju iki pat šito high, bet aš jo tiek laiko neišlaikiau. O kaina va tokias, kai daro, labai daug highs ir jokių PD arrays nėra tokių order blokų, nėra didelių tarpų tokių. Čia yra low resistance liquidity run, tiesiog visam likvidumus ir visiems orderiam, kurie šitą kainą šortino į apačią, kai jin vis lows darė. Nes yra labai tokių traderių daug, kurie šitas low, pamatys gerai breikino šitą, čia šortinu, čia stop lossą dedu. Čia šortinu, čia stop lossą dedu, čia šortinu, čia stop lossą dedu, čia šortinu, čia stop lossą dedu, čia šortinu, čia stop lossą dedu. Vos tik kaina kertais, tarkim, šitą liniją, ok, aš šortinu, dedu stop lossą. Čia visus tos traderius, kurie pagal emociją savo treidina, pagal FOMO, be visiškai jokio loginio mąstymo, juos visus iškirto tiesiog iš čia. Iškirto lauk, ir tada ėjo į jų pusę ten, kur jie norėjo, tada mano šitą čigoniškus tos atepiskas pats geriausias dalykas yra, nes aš iš jų uždirbu. Kol jie visi šortina, aš longinu. Va taip turi jūsų mąstymas veikti šitais konceptais, tik taip. Čia, padarė manipuliaciją, akumuliavo, Londonas, prieš Londoną. Čia po Londono jau gaunas prieš 8:30 manipuliavo. Čia man ant minutės buvo setupas nuo šičia. Dėjau longą iki čia. Tikrai šitą atsimenu treidinau. Bet pažiūrėkit, kada didžiausia manipuliacija vyksta. Tarp 9-3. Gali būti manipuliacija prie market. Prie marketas skaitas iki 8:30, iki 9:30 tame tarpe. Tai čia visas apipiso, kada jis kaina aukščiau. Ta pati situacija kaip čia. Apipiso visus, kad eis aukščiau,
Tai visi čia longin pradėjo. Longas, šitą kai iškrito dar didesnis longas. Ir tada, visas apipiso, o aš čia gaudžiu longą. Pagavau longą, išėjau iš pozicijos čia, nes galėjau išeiti ant šitą farewell gapą tiesiog. Nes šitą range 0.5, dar rods man buvo tas farewell gapas. Jo, va, čia, discountas. Ar premium. Nežinau, premium discount, nežinau. Kaip, ar tą pusę taip pavadinsi, vis tiek tu, jeigu žinai, ką tu matai, tu žinai, ką tu matai. To, žodžiu, čia būtum dar gerą šlongą į apačią pasigavęs, bet nesvarbu, aš tą longą tiesiog pagavau, džiaugiuosi, kad jį pagavau, nes pamačiau, kad čia drone liquidity, aš trading drone liquidity tiesiog, o jeigu drone liquidity kaina nepadaro, aš tada žinau, kad jinai akumuliuos kažkur atsimuš ir tada drone liquidity padarys. Tai aš tada bandau nuo 0.5 range pagauti, čia yra 0.5 ranges, tai farewell gapas, tai aš tada nuo čia iki čia bandysiu pagauti, jeigu kaina da akumuliuos, iki čia, va, kaip matot, kaina nusileidžia. Gerai, dabar šitą dieną. Va, 9.30. Mes jau buvom sumanipuliavę čia ir iškirtam kažkokį tai low. Ne, mes S&P padarėm su S&P. S&P iškirto low, Nasdaq'as neiškirto. Kadangi padarė tokią divergenciją, aš čia longą ėmiau. Bet aš ant S&P tą dieną ir treidinu, tiksliai atsimenu. Ir šiaip, šitas čia buvo Thank God It's Friday setupas. Berod, pažiūrėkim. Tuesday, Monday, tai Sunday. Tai kaina atsidarė čia, paliko viką, nusileido čia. Tai tą pačią dieną kaina turėjo pakilti atgal 3%. Tai va, čia kažkur tas 30% ir buvo, man atrodo, mes galim atsižymėti ir mes pamatysim, kad buvo. Tai čia būtų high of the week. Tai čia low of the week. Tai jo, čia low of the week padarė ir 30% aiškiai turėjo gal pakilti. Tai aš čia palonginau, kažkur va toj va vietoj, tiksliai žinau, nes S&P padarė. Ir aš šitą kainą, man atrodo, iki kur aš laikiau. Žinau, kad nedaug laikiau, nes man 100 pointsų gal tai reikėjo. Gal buvo čia koks mažas high arba iki 0.5 range. Žinau, kad reidinau tą dieną. Ai, ne. Čia šitą dieną buvo, kai aš losą pasiėmiau. Friday 23rd May. Pažiūrėkit. 23. Jo, va. Čia tie visi mano losai. Kai aš galvoju, kad eisim dar žemiau, bet mes nebėjom. Tai va, kad ir kaip tu savo gerai tą bają žinai, tu žinai, ką tu darai, žinai, ką tu treidini, vis tiek, kad eis tą dieną, kai tu susipysi, tai geriau tų susipisimų, kai aš ten padariau, nepadaryti ir savo tos praradimus laikyti mažus. Nes jeigu jūs leisit savo emocijom nugalėti ir tos praradimus padidinti, tarkim, dabar net turėjau treidą, prapisau 200 PM, man belekoks FOMO, man žiauriai emocijos pradeda smegenys knysti. Ir aš ateinu į čartus, galvoju, negaliu aš su minusu dienos užbaigti, man reikia su pliusu užbaigti. Tai ką tada darau? Over leveraginu, aišku, per didelę poziciją dedu, per daug ištesiu savo take profitą. Tai tarkim, jeigu ne, aš savo poziciją įprastai dėčiau, tarkim, longą čia kažkur. Mano stop lossas būtų čia. Ir įprastai tik profitas galva čia nebūtų. Ir aš iš didelio streso, aš būčiau, aišku, ant FOMO pataikęs, būčiau įėjęs čia kažkur, savo stop lossą dėjęs čia ant open price, blemba, neužmeta man taip kaip reikia. Žodžiu, būčiau labai mažą stop lossą padaręs. Labai mažą stop lossą ir tik profitą per didelį. O atsiminkit, kad marketas užsidaro tiesiog anksčiau, penktadienį, 14 val. Tai man būtų tik profitą nenuėję ir aš būčiau pirmą čia visą sudėgęs, būčiau žemesnė uždėjęs, man būtų čia pozicija uždaręs, nebūčiau vis tiek padaręs taip, kaip turi būti. Būčiau savo taisyklį tiesiog nesilaikęs. Dabar čia
ką, turim šitą dieną. Kodėl aš taip įdomiai atsiskydžiu čia. Ja. Tai va, dabar turim, čia 9:30 buvo. Tai va, žodžiu. Ok, ką turim. Azija akumuliavo. Londonas. Ai, čia no news buvo. Čia buvo, šitą dieną nebuvo naujienų. Tom dienom, kai nėra naujienų, jūs turėtumėt netreidinti iš viso. Pasižiūrėkim. Kelintą čia dieną? 25. 2. Tai rusas. 25. Ai, ne, buvo čia ir Powell. Bet tiesiog pirmadienis yra šūdino dieną treidinti, tai aš čia arba ėmiau treidą, arba neėmiau, bet ėmiau. Kur aš tai neimsiu ir dar aš, man atrodo, pakėliau biškį. Ne, va, 25 netreidinu. Nes tiesiog nėra prasmės treidinti, tai nepadaro kainą nieką, ko tu iš vis reikalauji. Na, aišku, padarė, čia išėmė, kas čia buvo Londono high, prieš tai iškirta ir paskui dar kartą tą iškirta. Tai būčiau galės net šitą šortą pasiimti iki čia, bet neėmiau. Aišku, range'as gal ir buvo šioks toks, aš ko galėjau čia uždirbti, nes būčiau čia vaimės. Nu, nežinau, dėl kiam taškų riskim, tai būtų man buvęs 1 ant 1 setupas. 1 ant 1 setupo jūs neriskinat. Nes kam rizikuoti 1 ant 1, kai tu rizikuoji $1, kad uždirk $1, tai kam tu tada iš visą treidinti? Atsisuks prieš tave, prapisi $1, eina į tavo pusę, laimi $1. Čia kai kažkokia, ką žinau, kai rolėtė gausis, man nesąmonė. Tai tu visada apsiskaičiuoji analizę tokį pasidarį, kad tavo būtų arba minimum 1 ant 2. 1 ant 3 iš viso fantastika yra mano dažniausiai setupai. Aš pasižiūrėjau average savo pasiskaičiau, mano setupas yra standartinis 1 ant 5. Tai aš riskinu $1, kad uždirb 5. Tai va, taip mano setupas atrodo. Padarykim taip. $1, kad uždirb 5 yra labai geras riskas. Nežinau, galvokit, jūs ką norit, sakykit, ką norit, neįdomu man. Tiesiog žinau, kad geras riskas. Čia, ką mes turim. Čia Londonas iškirto šitas PM sesijos high Londoną. Manipuliavo į apačią. Čia buvo optimal trade entry, kiek matos. Iš to, kiek matos. Jo, kažkoks tai rejectinė žodžiu sold price. Ir buvo galima čia, kai iškirto sesijos low, bet nedasitis iš tie. Iškrito kažkokios sesijos low ir čia buvo galima setupą susirasti longui. Bet aš laukiu, kada breakit šitą market structure po šitą judesį ir aš tada tik longinau. Bet čia 25 tą patį, aš ties treidinę turėjau. Kaip aš čia taip įdomiai susižymėjau, jeigu man nerodo normaliai. Čia 27. Aš 27 treidinu ir aš pakėliau šiek tiek pinigų. Pavyko akauntą pakelti. Jo, žodžiu, čia, man atrodo, aš tą setupą toj vietoj po breiko pagavau. Tada longinau iki čia. Kitą dieną, ką mes turim. Šitą dieną matom Londono high iškrito. Londonas, nu jo, čia toks labai įdomus chopas buvo, nes mes visi šitas prakirtam čia high, low, high ir high vis darėm. Aš ėmiau setupą ir nuo, nežinau, aš būčiau open laukęs. Tai open man dar kartą sumanipuliavo, iškirto šitą high. Ir tada aš ant makro ėmiau šitą setupą, berods, pažiūrėkim laiką, kada setupas įvyko. 28. Jo, 28 kukliai treidinu, nes tiesiog
gal nedarė, jo šortas buvo. Aš 28 šortinau. Tai aš nuo čia realiai kažkur šortinau. Ar nuo čia šortinau, kaip reikia struktūrą iki čia, bet paskui kažkur išėjau. Tiesiog kartais, kai turi intuiciją, kad geriau išeiti, yra pažiūrėkite, eina tas šortas ir paskui grįžti kitą pusę. Tai pasirodo, čia buvo akumuliacija, manipulacija, distribucija. Tai čia va atsidarė daily candlas šitoje vietoje. Padarė low, high, close. Šitą dieną visai nesenai treidinom, tikrai šitą dieną treidinau ir šiandien atsimenu. Tai ką aš dariau, šortinau. Buvo idėja tada, kai rašinėjau tą laivą, čia tiesiog, ne laivą, o video tiesiog pana čia, šitas vietas šortinį. Nes čia Azijos high išėmėm, Londonas high vidai padarė. Ir čia grįžo tiesiai 0,75, susireagavo į Optimo trade entry. Aš čia galėjau pašortinti, aš šiaip netyčia poziciją, čia buvau uždėjęs, man atrodo. Pasižiūrėkime ant... Oi, skudai. Jo, mes tikrai būsim čia dėję poziciją. Oi, tas mūsų netikiukas. Ai, čia biškai aš per daug neskipinojau. O, mūsų netikiukas. Ir va tokiom akimirkom, kai jūs uždedat poziciją, kad tipo pardavėt, čia pirkot, pardavėt ir matot, kad belia kokia dešra apačia, na, jums nereikia dėl to pergyvent, nes čia dar netyčia buvo. Jūs kai parduodat kažką, tarkim, poziciją, kokią užmetat, prarant pinigus, jūs turit prieš uždedant poziciją jau būti atsisveikinęs tais pinigais, tarkim, riskina 250 eurų, kad uždirbti štukį eurus. Jūs turit nei apie tą štukį eurų pelną galvoti, nei apie tas 250, kuriuos esate pasiryžę prapys, nes tų pinigų jau nebėra. Tiesiog visiškai atsijungt turit nuo pinigų, kad ir kokius subiniai esat, patikėkit, aš esu žiūresniai subiniai buvęs, kas liečia pinigus. Bet su laiku įsipurtai, ypač kai tokį įgūdį mokais, kur tiesiog tu spausdini pinigus. Tu neleidi fondam ir bankam iš tavęs pinigų paimti, ką jie va čia su tais čartais daro. Tu iš jų įėmi, nes tu jau matai kainą taip, kaip tu matai tos paternus, kurie padeda savo orderius, kad apipisti visus support resistance traderius, retail traderius. Čia yra įgūdis, kurį jūs norit išmokti. O jeigu nenorit, sorry, kad nesutikiu pakankamai vertės su tais video. Tai va, turėjau čia baisę treidūnę, kur čia turėjau aš ją. Va čia jo, mačiau, kad kaina nusileis, čia darė apačią ir realiai aš nuo čia iki čia šortą turėjau. Tai kas čia būtų nuo čia iki čia 102, jo kažkur va tiek aš nusiskyniau iš tos dieną. Ir vakar čia buvo šitą, tos equalaus treidino. Tai realiai čia equalaus padarėm. Mes kai šitą bodį uždarėm ir rejectinam čia, mes grįžom atgal čia į 5 minučių order bloką. Tai aš nuo čia pašortinau į šitą vietą kažkur. Bet aš jau kai mačiau, kad kaina va tokias dešras į apačią daro. Matot, dešras į apačią greitas, o pakilimas sunkus. Dešras į apačią greitas, pakilimas sunkesnis. Daug dešrų, viena dešra. Daug dešrų, viena dešra. Tai reiškia, nu gerai, dešrom gal nereiktų skaičiuoti, bet esmė tame, kad, žodžiu, matos, kur kaina, kuria pusė labiau volatile yra. Tai kuria pusė labiau nori eiti greitai presekšinį. Vakar greitas presekšinas nebuvo, nes penktadienis, realiai paskutinė savaitės diena, paskutinė mėnesį diena ir paskutinės dienos valandos treidinimo, tai visada jiems tokie slopai būna. Bet vis tiek dar drone liquidity padarė, mes dar su broliu kaip tik tuomet šnekėjom. Aš jam sakiau, blemba, eis iki šitą slow. Bet mes, kai kalbėjom, sako, čia greit, nu negreit, čia algoritminė kaina yra. Bet, nu, gerai, tipo, turėjau vieną losą, belia kokią didumo losą vakar turėjau, žiaurų, va. Matot, ką risk managementas padaro? Aišku, čia gal nepasitikėjimas treidų kažkoks tai yra,
bet uždėjau poziciją, ėjo į mano pusę ir aš galvoju, nu okei, man reiktų gal padėti stop loss atgal į break-even. Break-even yra ten, kur padėjai, kad būtų visiškas nulis, nei pliusą, nei minusą. Tai padėjau ant to nulio ir palikau tą tradą eiti tiesiog. Eina. Mane iškirto ir tada sureagavo į tos PDRais mano tradą, ten, kur aš šį vakar dėjau. Tai va, čia savo pirmą poziciją dėjau. Tas 3, kai selinau. Ir čia baino ant tos pačios vietos, matot, sureagavo į šitas PDRais, į šitą, 5 minučių labiau matos, į šitą sureagavo ir pradėjo apačią skiminti, aš galvoju, nublemba, nesąmonę, tada palauk, kol čia sugrįžo ir čia pardaviau. Tai biškai pavėluotai, nes dirbau aš tuo metu. O tai, bet treidint negalima, žinoti. Tai va, čia selinau, šitoje vietoje kažkur, kai mačiau, kad mes rejectinam tos PDRais, kad order flow yra bearish. Minutę, kol įsijungim, galės labiau apie šitą tradą papasakant ir klausinsim šitą video, nes tai yra šūdas, kurio šiandien turiu susistatyti, galų galę savaitgalį. Tai va, žodžiu. Kirto intermediate term low. Ką turėjo padaryti intermediate term low yra, kai yra low, jis turi iš šono short term low ir dar vieną short term low. Kai šitą kertą, jūs tada galite būti įsitikinę, kad kaina yra bearish, jei tik reikia retracint, nuo kur atsireboundint, optimal trade entry. Ir tada aš to dar optimal trade entry nemačiau, bet mes jau kai buvom va čia, aš tada tik jį pastebėjau, aš galėjau nuo čia imti savo riską per pusę sumažinti. Tai užuot riskinęs 3-5 pointus, aš galėjau riskinti, kiek čia galėjau aš riskinti. Gerai, sakykime, pato 18. Užuot turint traidą 1 ant 4, ar kiek man jis čia buvo. Tam pamiršau, kur... Gerai, šitą. Užuot riskinant tiek, aš galėjau riskinti tiek, ir tiesiog nuo 1 ant 7, 1 ant 4 turėjau. Bet irgi visai labai geri risko parametrai, džiaugias, kad moku tai padaryti. Ir buvom bearish, mūsų bias buvo shortas ir buvom virš abiejų open. Virš 8:30 open ir virš 12 valandos nakties open. Tai šitoje vietoje yra idealiausi shortai ieškoti nuo šito ir šito. Išsibrėžėt ekvilibriumą, kur yra premium discountas. Ir tada virš 0.5 pradeda ieškoti order bloko, inverse fair value gapų. Pirmas fair value gapas nuo 9.30 veikia kaip šitas, kaip matot. Jau trečią kartą šią savaitę, pirmą kartą šią savaitę panaudojau šitą, sudegino mane ir išskrido ten, kur aš turėjau išskristi. Biški FOMO, žinot, buvo normalu ir aš esu irgi toks pats žmogus kaip jūs. Tai žodžiu, čia breikina. Čia vieną kartą selinau, stop lossas mano tuo metu buvo čia, kai aš selinau, bet pamačiau, kad kaina apsisukinėja ir čia break of structure ant minutės va padarė šitą high. Galvoju, gerai, reikia stop lossą break-even padėti ir tiek, o čia, iš dalies yra gerai, kaip tai darė, iš dalies yra blogai. Iš dalies gerina, nes tu apsaugai vis tiek savo kapitalą, čia yra numeris 1 traderio taisyklė, o iš kitos dalies blogai, nes neleidi savo setupui eiti, tiesiog kapuoti. Būna kartais nueina kaina, uždedi čia tarkim poziciją, ji nueina čia beveik iki tavo tik profitą, tada apsisuka, vos, čia per kokį tiką ir vėl į apačią nueina. Tai čia apgauna visus traderius, tai realiai aš vakar šito dalyko auka buvau. Auka, bet pelninga auka. Tai va, čia selinau 3, čia pamačiau, kad breikinam struktūrą intermediate term low dar vieną kerpam, tai čia dar pardaviau, galėjau aišku kažkur aukščiau, ties 0.5 range parduoti, bet man jau tuo metu buvo nesvarbu. Tai čia dar selinau, tiesiog leidau iki profito. Tikrai norėjau ties 0.3 laikyti savo tradą, žinau, kad būtų nuėję, bet, žinau, penktadienis low probability day, tai tiesiog apsėjau. Ir džiaugiuosi, kad apsėjau. Kaip galim veikti šią savaitę? Šią savaitę esam, pasižiūrėkim, kelintą dieną šitą savaitę prasidėjo.
šitą savaitę prasidėjo Tuesday, Monday. Tai pirmadienis buvo 26. Tai paskaičiuokime nuo 26. Žodžiu, buvo nuo čia. O tą vieną losą pasėmiau 26. Ir aš visą pilną padariau. Mane aišku iškikino ir ten, kur aš norėjau nueiti, bet nesvarbu, svarbiausia, man savo kapitalą buvo apsaugoti. Tai nuo tada buvo 56 160 akaunte. Nu, 5-6 štukės, sakykime. Dabar yra 59, tai 3 štukės per savaitę. Aš manau, kad šitą būtų dar įmanoma išmaksimizuoti, jeigu mes panaikintume šitokius. Aišku, aš už juos atgal atidirbu, viskas čia normaliai yra, bet reikia juos panaikinti. Šičia tas treidas netyčia jaučiu buvo uždėtas, čia vienas ir tas pats. O gal ir ne, čia ne tas pats, čia va šitas treidas tas pats yra, šitai 3 tas pats. Tai žodžiu, va tokias dienas panaikinti na penktadienį. Sorry žmogus, kaip ir sakiausi, buvo FOMO, bet aš tą FOMO susitvarkysiu, viskas bus normaliai. Tai žodžiu, galvoju, nuo kitos savaitės nustoti pilstyti iš tuščio į kiaurą ir tiesiog pradėti pamokėlės vieną po kitos kelti, kaip aš, tarkim, tą algoritminę kainą apskaičiuoju, kodėl aš ją taip apskaičiuoju, kaip dėti tą treidą, kur dėti tą treidą, galbūt net live treidą darysiu, nes aš nesu dar pasiruošęs live sesijom. Nes tiesiog live sesijom pasiruošęs, nes iš paskutinę kartą yra vaizdo įrašas, kurį aš kėliau, kaip aš live, kurio nekėliau, kaip aš live treidinu, tai man konkretus įsikisimas buvo, aš tokį FOMO pagavau, kad žiūrėjau, gal toks jausmas, kad tave kažkas stebėtų. Aš dar nesu ant tiek maumenėlių užsiauginęs, kad galėčiau live treidus dėti ir po kiaušinių nesu. Tai va, žodžiu, treido apžvalgą kaip ir baigiau. Įsivertinsiu šią savaitę labai puikiai. Per 2 savaitės, kai čia gaunasi 5% akauntą. Ar jūs gausit kompensą investuodami, ką žino M-Capital, kur nors tokią investicinę grąžą, jūs negausit, bet jums tenai niekur daryti, nereikia įsidėdati pinigus ir tipo, oi aš investuoju, oi koks aš kietas, vis geras, na aišku, aš suprantu, investuoti gal ir gerai yra, nei tos pinigus būti, palikti tiesiog su indėliu kažkokį, kur infliacija jos labiau suvalgo, nei bankas ir kažkokią grąžą už tą indėlį duoda. Bet šitas dalykas yra, nežinau, tą patys investiciniai fondai su tokiais įgūdžiais jumis samdyto. Tik tais reikia iki galo gerai išmokti ir turėsit darbo vietą. Aš žinau keletą tokių analitikų, kurie treidina su investiciniais fondais, jiem dirba ir treidina tokius dalykus, kaip aš, kad mokau, tik visišką priešingybę. Kaip ir sakiau, anam pavyzdį, jie yra tie, kurie pardavinėja kaip reikina, tik tais tiek, kad jie laiku išlipa, kol jų neiškirto, arba pradeda iškirtinėti minusą, pamato ir išlipa lauk. Tai vienintelis dalykas, kas jos laiko, yra rizikos valdymas. Tik rizikos valdymas. Aš duodu galvą nukirsti, kad jie sėdi prakaituotais delnais ir belia kaip stresuoja, nes jiems čia ne algoritmas, jiems čia random yra, tai tada taip išeina patys random yra. Tai žodžiu, gana čia man pavotis, purti tas plunksnas. Žodžiu, tikiuos atrandat kažką naudingo iš šitų vaizdo įrašą, galbūt kažką pamatot, kažką išmokstat, jeigu turit klausimų kažkokių, rašykite komentarus, turit kažkokių pasiūlymų, irgi rašykite komentarus, bandysim kažką pataisyti, pagerinti. Artimiausiu metu aš neplanuoju dingti iš YouTube, žadu dažnai gana keltas video kiekvieną dieną, tas apžvalgas. Tai va, tai tiek. Gerą savaitgalį, gerų čartų, gerų backtestų, gerų treidinimų.
ir tiem, kas darysit, skanaus alaus.